Sveiki, sveikinas naujam vlogė iš Monikos Mini Cooperio. Vakar palikau 61 Unique Motorworks studijoje pasiruošimui ir jau pradėjimui klijuoti jį. Tai dabar važiuoju iki paštomato, iš Desiga Group atėjo paskutiniai lipdukai. Bent jau tikiuosi, kad paskutiniai lipdukai. Tikiuosi, kad daugiau jų nebereikės, nors visko gali būti. Pažiūrėsim, kai susiklijuos viskas, pažiūrėsim, ko dar trūksta, ko dar reikėtų. Ir susitiksim, manau, kitam kadre, kai būsiu Unique ir žiūrėsim, kaip vyksta darbai. Keletą kadrų. Tai keliamės į ten. Ką pasėmėm? Siuntą. Atsimenat, kai sakiau, kad nereikės nieko, nebereikės lipdukų. Tai reikės kai kurios perdaryti, nes būsiu persistengęs karočias su metmenim. Tai reikės perdaryti, bet ne esminius lipdukus. Nors vieną iš esminių lipdukų gal ant kapoto reikės perdaryti. Žiūrėsim, kai susidėlios lipdukai. Bet šiaip viskas gerai, dabar jau važiuoju Unique. Tai dar gal, kol nuvažiuosiu, norėčiau papasakoti, dėl ko filmuoju. Vienas dalykas dėl savęs, kad turėtų atsiminti kažką po to, o kitas dalykas gal kažkam vis dėlto įdomu tokie pasirašymai. Aišku, aš nesu garantuotas, beveik, kad iš jūsų nedauguma, kas taip ruošis su liveriais ir panašiai ten. Ir nerekomenduoju šiaip iš tikrųjų. Ne, rekomenduoju, tiesiog nerekomenduoju gal pasilikti paskutiniam 2 mėnesiam viso šito, nes aš toks ištirpęs ir pasimetęs vien dėl to, kad kiekvieną dieną reikia galvoti, ką dar reikia pasidaryti ir panašiai, tai tas, kaip sakant, sveikatos neprideda. ir nuotaikos, tai dėl to toks, bet gal sakau, bus įdomu jums, kas ruošiasi, planuoja kažkur važiuoti ir galų gale pasiruošimo sumų ten nevardinsiu ir nerašysiu, kiek kas kainavo, nes manau, kad pasiruošimas kiekvienam skirtingai kainuotų ir kiekvienas skirtingai ruošiatės, vis tiek ir skirtingas automobilis, skirtingo dalykų, kaip sakant, jam reikia. Tai dėl to nerašysiu, bet kai grįšim iš kelionės po tų 2 savaičių, susėsim su Monika ir papasakosim jums, kiek plus minus kainuoja visi Airbnb. Aišku, ypač čia bus aktualu tiems, kurie planuoja važiuoti į Austriją, į Italiją ir aplankyti ten Dolomitus ir Alpes. Tai tiems, aišku, bus labiausiai aktualu, bet manau ir šiaip bus įdomu tiek mums, nes praeitą kartą, kai važiavom, irgi skaičiavom, tai bus įdomu, kiek per 2 savaitės įsileist pinigų. Nes per savaitę laiko ganėtinai adekvačiai įsileido pinigų ir buvo ganėtinai daug visko pamatyta. Tai padarysim video apie tai ir gal bus įdomu, kiek viskas kainuoja važiuojant automobilį. Aišku, čia daug kas pasakytų skris lėktuvu ir nesugalvos dėl techninių visokių ten dalykų su automobiliu ir panašiai, bet kaip pirmam vlogė sakiau, tai aš tik už automobilį, jeigu įmanoma, ten, kur jūs norit nuvažiuoti, jeigu įmanoma nuvažiuoti su automobiliu, tai tik su automobiliu, nes pamatot žymiai daugiau ir nuotykių turit žymiai daugiau. Nu, nebent pradėtų lėktuvas skristi, tada būtų nuotykis gal visai. Bet ypač jeigu patinka vairuoti. Jeigu patinka vairuoti, tai tik su automobiliu. O dabar važiuojam į Unique.
Jau man tas siuntė fotkę, biški prie rankenėlio atsilupo lakas. Tai dar vienas galvos skausmas. Nu koks galvos skausmas, užsiklijuos ir tikriausiai nesimatys, bet vis tiek, žinai, skauda širdį. Bet žinau, kad ta pusė, tas ketvirtis yra dažytas. Čia ne reklama, bet Car Vertical rodė, kad yra tenais buvęs įvykis, kaip sakant. Ir matosi, kad yra dažytas šiaip iš tikrųjų, tai kažkaip nelabai nustebau. Tiesiog truputį liūdna. Bet, žodžiu, važiuojame į Uniką ir dabar nežinau, ar kalbinsiu vyrukus, nes tikriausiai plušies, kaip sakant, bet įmesiu dabar porą kadrų, o po to pakalbėsim toliau. O gal jau ir turėsim video pabaigto automobilio pilnai. Ne pilnai, nes trūks lipdukų, bet žodžiu, keliamės į Uniką. Ką pažiūrėjot kadrus iš... pabučiavo medį. Kaip taip? Karočią, pažiūrėjot kadrus iš vakar. Šiandien jau yra kita diena. Važiuoju vėl į Uniką. Buvau ir ryte, tai laukia perkelimo plionkės, kurią po to atvežiau. Ir po to Deivis ruošė lempas PPF-o klijavimui, tai poliravo ir klijavo PPF-ą. Tai turėtų kadrai čia kažkur suktis. Šiandien jaučiuos mažiau ištirpęs negu vakar, tai jau geras ženklas, bet šiandien yra likęs lygiai mėnuo iki išvažiavimo, tai panikos tai nemažina. Apklijavimas turėtų gal būti pabaigtas pirmadienį, gal, nes nemanau, kad šiandien spėtume viską padaryti, plus darbai neleidžia, kiti susikoncentruoti 100% į tai. Tai važiuojam į Uniką. Daugiau kaip ir, manau, neturėjau kažko pasakyti. Jeigu pamiršau, tai pridėsiu gal po to. Tai, žodžiu, važiuojam į Uniką ir pažiūrėsim, kokia dabar situacija su automobiliu. Jeigu čia kas nors šiandien važiuos, o netarmozins, tai keliamės į Uniką. Tai ką, buvom nusikėlę į Uniką, pamatėt kadrus, kaip dabar kokiam stovi yra šiandien pirmas. Ir aš pamačiau, kaip dabar atrodo, tai patinka, galima taip įsireikšti. Reikės dar pasidaryti lipdukų, nes truputį trūksta keliose vietose. Ir aš jau manau, kad ir Šarka mano, kad jau pirmadienį bus kaip ir viskas. Aišku, kai jūs žiūrės šitą vlogą, tai karočią šiandien pirmas jau bus baigtas. Tai bent jau klijavimas, nešneku apie mechaninę dalį automobilio. Tai
gal jau ir būsiu įkėlęs kažkokią nuotrauką ar reelsą, kaip jis atrodo, bet čia galėsit pažiūrėti prieš istoriją, kaip sekės ir kiek užtruko viskas. O dabar važiuoju atgal į ofisą, šiandien darau blacklistą, gal kažkas jau žino. Čia yra renginukas, kurį darau nuo praeitos vasaros, man atrodo, su atrinktom mašinom. Tai šiandien darau šiokį tokį, nes daug kas negalėjo, ką kviečiau, nes išvažiavę atostogauti ar panašiai. Tai. Ir dabar norėčiau dar pasakyti, kad jeigu žiūri mocų vairuotojai, tai galit man parašyti į Instagramą, nes norėčiau dar uždarimui blacklistą dar pasikviesti ir motociklų vairuotojų, kažkaip sujungti bendruomenės. Tai kadangi jau nusprendžiau, kad šitas vlogas bus kiek ilgesnis, tai kelsiu dabar porą kadrų iš blacklisto, gal jie nebus patys ilgiausi ar gražiausi, bet bendram vaizdui. Ir nežinau, arba užsibaigs čia vlogas, arba dar pridėsiu dalį pirmadienio, kai bus dar daugiau automobilis pabaigtas. Tai jeigu ką, keliamės į kitą dieną. Ką buvau palikęs jumis su kadrais iš blacklistą, tai dabar jau yra praėjusi savaitė realiai nuo paskutinio kadro. Tai Batmanas pasidarė, kokiais 97% dar liko keletas lipdukų, bet jau realiai jie ten paprasti ir neesminiai. Tai man bešnekant eis kadrai iš kaip sakant, išvažiavimo iš Unico. Tai su Nedu dar pasidarėm mini tokią fotosesiją, tai įdėsiu ir nuotraukas, bekalbant jom pasižiūrėti, nes buvau prižadėjęs, kad šitam vlogė parodysiu, kaip atrodė automobilis. Tai nenorint užtemti šito vlogo, tai norėčiau dar kartą padėkoti Unicui, Unique Motorworks, kad leidosi į šitą avantiūrą ir pasirašė įgyvendinti mano tokią mini svajonę turėti kelioninį liverį. Tai labai dėkui jiems už tai, visai komandai. Desigas, Tikerkat, už padarytus lipdukus ir panašiai, tai visiems labai esu dėkingas. O kas toliau seks mechaniniai darbai. Labai tikiuosi, kad spėsim viską, nes pas mus servise darbų irgi netrūksta, tai ne visada yra galimybė prieiti ir panašiai. Tai pagalvojus, reikia įsimti turbą, vežti, atrestauruoti, tada purkštukus nuvežti, patikrinti, kad būtų jau pilnai 100% įsitikinus viskuom. Na ir aišku, dar nusiimti dėžę, pasikeist tą savininką, kurį jau minėjau antram vlogė, man atrodo. Tai šiam kartui tiek. Kol kalbėjau, turėjo čia mano montavimo sugebėjimais eiti video, kaip atrodo dabar Batmanas. Dabar važiuoju į HD Meetą, nežinau, ką ten veiksiu, bet
bet vieni antri žmonės pakvietė. Tai nuvažiuosiu pažiūrėti, kadangi retai ganėtinai GDM Klaipėda daro tokius mytus. Tai paskutiniu metu tai nuvažiuosiu pažiūrėti, kas gero, kaip sakant, GDM pusiai. Ir susitiksim kitam vlogė, kur tikriausiai jau šnekėsim apie mechaninius dalykus ir žiūrėsim, kaip seksis viską išspręsti ir viską spėti ir panašiai. Tai tam kartui tiek. Iki.